ir bando išimti tas sritis, dėl kurių mažiausiai pyktų tos esamos ministerijos ir tada sukuria tokį kratinį ir jį pavadins regionų ministerija. O turėtų pavadinti likučių ministerija. Ko gero kažkokia likusių reikalų ministerija. Okay. Nuostabus estai. Turi sumanaus valdymo ministeriją. Kodėl estai visada sugalvoja kažkaip geriau ir tegu neįsižeidžia čia minėti asmenis. Bet gali ir įsižeisti dėl manęs. Aš dažnu atveju po to klausimo atsidūstu. Sąmoningai sukuriam dvi Lietuvas, sąmoningai aštrinam šitą problematiką, sąmoningai pradedam rūšiuoti žmonės. Aš vėl per daug giliai kapstau. Jo, tu tikrai kapstai labai giliai. Bet kuo labiau į vakarus Lietuvos, tuo labiau savivaldybės turi tą tokio regioninio mąstymo gyslelę arba netgi kitiems ministrams, pavyzdžiui, susisiekimo, energetikos, aplinkos, kultūros, sakyt, nieko čia mes nesprendžiam, važiuokite tą regionų ministeriją ir ten kalbėkitės. Sveikas Simonai. Labas, Pauliau. Sveikas Vilniaus šį kartą, sveika Lietuva ir socialiniai tinklai. Aš vėlgi prisijungiu prie Pauliaus kreipinių, irgi sveikiname šiandien iš Vilniaus, iš Reformatų skvero. Ir Reformatų skvere norisi kalbėti apie reformas. Ir šiandien mes paliesime vieną reformą ir bandysim išsiaiškinti du dalykus. Ar ta reforma iš tikrųjų yra reforma ir ar viskas tvarkoja su šita reforma. Tai apie kokią reformą kalbam, Simonai? Šiandien turbūt mes pakalbėsim apie tą mistinę, apie įvairių politikų dažnai minimą regionų politiką, regionų ministeriją ir, kas slepiasi po šituo didžiuoju tikslu. Tai čia Pinskuvienės, Žemaitaičio, socdemų ir prezidento reikalas, ne? Mėgstamiausias projektas ir raktažodis. Autorystė turbūt yra jau tokia tautosakinė, bet esmė yra ta, kad ši reforma, jeigu taip ją galima pavadinti, pirmiausia, jinai kyla iš rinkiminės kampanijos iš esmės. Ir net ne iš pastarųjų Seimo rinkimų, o iš kur kas ankstyvesnio periodo. Ir man labai gaila, kad mes kalbėdami apie regionus sąmoningai sukuriam dvi Lietuvas, sąmoningai aštrinam šitą problematiką, sąmoningai pradedam rūšiuoti žmonės, objektyviai nematom tiesiog elementarių dalykų, kad neįmanoma, kad ir kaip stengtumėmės, tikrai procesai Kretingoje, pavyzdžiui, ir procesai Vilniui, jie bus skirtingi iš esmės. Ir aš manau, kad žiūrint į Lietuvos politiką ir politikus, truputėlį yra neatsakinga kalbėti apie tą regionų politiką, tuo labiau, kad matyt pagrindinis tikslas yra kur kas pragmatiškesnis. Spėk koks. Tai, mano galva, nauja ministerija, naujas ministro postas. Įdomu, kur sėdės tas ministras, nes, nežinau, gal kažko dalinsis per pusę kokį seną pastatėlį. Girdėjau, kad jau nebesikelia į naujus vyriausybės rūmus. Tada nauji asignavimų šaltiniai, tai iš kažkurių ministerijų atims, duos ponui regionų carui pinigėlius paskirstyti, bet čia taip neskaniai labai gaunasi, nes mes jau dabar turim tokią, sakykime, nelabai savarankišką savivaldą, kuri labai stipriai priklauso nuo centrinės valdžios ir turi laukti mokesčių malonių ir panašiai. Ir dabar turėsim ministeriją skirtą prižiūrėti kaip ir regionus, o tie regionai yra savivaldybės. Pauliau, tu per daug protingai dėlioji, per daug ieškai intelektualiai atsakymų. Pirmiausia, pradėkim nuo to, kad yra per šoninės duris į ministro pirmininko pozicijas atėjęs Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas, jam į nugarą alsuoja Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, reabilituotas jau iš esmės aukščiausiojo teismo.
Ir ši ministerija, matyti, yra jam ir pažadėta. Ir kitaip tariant, tikslas yra gan paprastas, kad būtų ramesnis Gintauto Palucko kaip premjero ir kaip socialdemokratų lyderio gyvenimas. Nors, aišku, kol mes čia diskutuojam ir kol rašinėjom šitą podcastą ir kol šitas mūsų įrašas išvys dienos šviesą, Gintauto Palucko premjero pozicija gali ir nebelikti. Aš vis tiek statau, kad nuo to žąsiuko vandenėlis nubirės. Aš nežinau, ar jis yra žąsiukas, ar šluba antis, ar garnys, ar Okay, ar kaip ten dabar garnys. viskas vyko. Tokį žodį praleidau. Kur žiūri Valotka ir kultūros ministerija ir kalbos Su tokiu inspekcija. pavadinimu, taip, specialiai klaida. Bet grįžkime atgal. Da. Grįžkime atgal į rimtąją dalį, leidom savo šiek tiek, aišku, pajokauti, tegu neįsižeidžia čia minėti asmenys. Bet, Gali ir įsižeisti dėl manęs. bet klausimas šiaip yra rimtas, nes iš esmės Lietuvos ta tokia viešo administravimo sistema dar surėdyta buvo atsiremiant į tarybų Lietuvos visą santvarką. Ir mažai tų dalykų yra ir pasikeitę. Pakeliui mes atsisakėm apskričių administracijų. Nors tas toks administracinis suskirstimas yra likęs, kalbant apie apskritis. Turim tokius formatus įkūrę kaip regionų plėtros tarybos, kurios iš esmės yra ES vis mažėjančių lėšų dalyboms ir imituoti tą susitarimą, kad neva mes turim kažkokią regioninę politiką. Aišku, kuo labiau į vakarus Lietuvos, tuo labiau savivaldybės turi tą tokio regioninio mąstymo gyslelę. Aš labai atsimenu prieš gerą 10 metų ir net seniau tam tikri procesai vyko Klaipėdos regiono savivaldybėse, kalbant pavyzdžiui apie viešąjį transportą, apie kultūrinį vyksmą, nes tarkim Klaipėdos regiono visos savivaldybės dalyvavo rengiant Klaipėdos Europos kultūros sostinės paraišką, bet laimėjo Kaunas. Viešojo transporto buvo tam tikri sprendimai. Dabar matant irgi Tauragę ir tą pusę irgi matom, kad yra tokio noro mąstyti regioniškai, bet iš principo mes labiau, manau, esam susitelkę į savivaldą, į jos galės, ypač po to, kai Lietuva ir visų miestų miestelių gyventojai gali rinkti merą tiesiogiai, jis nebėra renkamas kažkur už stalo ar po stalu, o tiesiogiai gyventojų. Ir aš manau, kad savivaldos debatas, savivaldos problematika ar savivaldos interesų atstovavimas yra perkeliamas į regionų ministeriją, bet iš politologinio kampo žiūrint, regionų politika ir savivalda yra iš esmės dvi skirtingos kategorijos. Mes negalim kalbėti apie regionų ministeriją, regionų politikos vystymą, kai mes iš esmės kalbam apie savivaldybių reikalus. Dar, tarkim, imant, ką kalba ir pati savivaldybių asociacija, kad tiesiog dabar nėra su ko kalbėti vyriausybėje, nes vidaus reikalų ministerija yra tik tai viena iš kitų ministerijų, tai neva dabar bus regionų ministerija, jinai bus kažkuo stipresnė ir kažkokia turės didesnį įtaką finansų ministrui, premjerui. Bet čia yra toks daugiau patogumo klausimas, o nesminis politinės reformos ėjimas. Labai keistas požiūris, nėra su kuo kalbėtis. Savivaldoje dirba tie patys politikai, kurie dirba ir nacionaliniai politikai. Merai, administracijos direktoriai, tarybų nariai, pirmininkai ir taip toliau. Visi tie žmonės, jie dirba kartu su mūsų išrinktais parlamentarais ir panašiai. Tai atrodo, jie kažkaip ir turi tos kanalus patekti į Seimą, patekti į vyriausybę ir panašiai. Ir jie atrodo nori užsidėti savo kaip prievaizdą regionų ministeriją. Ar yra tokia viltis, kad ta regionų ministerija bus kaip ir tęsinys savivaldos asociacijos ar kažkas tokio, ir ji veiks, iš savivaldos asociacijos eis sprendimai, kuriuos ta regionų ministerija įgyvendins, ar aš vėl per daug giliai kapstau? Jo, tu tikrai kapstai labai giliai. Aš manau, kad šiaip savivaldybių asociacija yra pakankamai įtakinga ir pakankamai stipriai veikia. Tai yra vienas momentas, bet žiūrėkit, mes kuriam
ne savivaldos kažkokį stiprinimo darinį, o mes kaip tik kuriam naują centrinės valdžios instituciją. Taip. Ir kaip tik bus patogu ten kokiam premjerui ir finansų ministrui sakyti, arba netgi kitiems ministrams, pavyzdžiui, susisiekimo, energetikos, aplinkos, kultūros, sakyti, ne, nieko čia mes nesprendžiam, važiuokite tą regionų ministeriją ir ten kalbėkitės. Tai jinai gali kaip tik suveikti kaip tam tikras aukščiausių valdžios asmenų sukurtas filtras, kad iki jų merai, savivaldybių atstovai neprieitų ir vėlgi tai bus tik tai viena iš dar daugiau nei 10 centrinės valdžios aparato institucijų. Gerai, tai pagalvojom, ką tada ta regionų ministerija darys? Labai yra įdomu girdėti, klausytis, kaip yra bandoma pristatyti, ką ta ministerija veiks, kaip iš principo, kokia yra tos idėjos architektūra. Ir Seimo ateities komitete buvo jau net keletą posėdžių ir kai klausai vidaus reikalų ministerijos viceministro, kuris iš esmės dabar atsakingas už šito klausimo sprendimą ir įgyvendinimą, tai man taip nuobodu buvo jo klausytis per tą posėdį, kad aš tiesiog pradėjau naršyti Metos dirbtinio intelekto, žodžiu... Simonai. Ne, bet aš pabaigsiu mintį. Ir dirbtinis intelektas, mano nuostabai, per, pusę minutės man davė žymiai aiškesnį atsakymą, apie ką turėtų būti regionų ministerija. Okay. Tuo labiau, ką šitos idėjos autoriai ar stumėjai siūlo, tai jie tiesiog elgiasi labai paprastai. Jie pasiima vyriausybės įstatymą ir peržiūri visų dabartinių ministerijų veiklos sritis ir bando išimti tas sritis, dėl kurių mažiausiai pyktų tos esamos ministerijos ir tada sukuria tokį kratinį ir jį pavadins regionų ministerija. O turėtų pavadinti likučių ministeriją? Ko gero, kažkokia likusių reikalų ministerija. Okay. Tai tikrai neatrodo kaip kažkoks didelis prioritetas ta ministerija. Tai kaip ir minėjau, nes tai yra reikalinga ministrui. Kitiems visai dalykams matyt, nes kitu atveju, iš viso kitą linkmę turėtum konstruoti visą šitą klausimą. Pavyzdžiui, ką Metos dirbtinis intelektas iškart sako. Tai kalbant apie regioninę politiką, labai didelis dėmuo yra, pavyzdžiui, švietimas, investuotojų pritraukimas, darbo vietų kūrimas. Regionų ministerija neužsiims šitais dalykais, neišims, tarkim, mokslo įstaigų failo iš švietimo ministerijos, jokių būdų. Bet kaip organizuoti efektyvę politiką regionuose ir savivaldoje, kada investuotojų pritraukimą, specialistų ruošimą lemia visai kitos institucijos. Tai manau, kad čia yra vienas iš pagrindinių kliuvinių ir bėda yra, kad yra būdų ir pavyzdžių užsienio šalyse, kada galima, pavyzdžiui, kurti tokį tarpinę instituciją, kuri ir ieškotų visą kadenciją atsakymo, ką daryti, kokį modelį siūlyti. Aha. Bet modelis dabar jau yra primestas ir čia, manau, yra didžiausia klaida. Nuostabus estai turi sumanaus valdymo ministeriją. Kodėl estai visada sugalvoja kažkaip geriau ir šiuolaikiškiau ir progresyviau? Ta šalis yra 50% valstybė, 50% marketingo agentūra. O miškas kur žaluma? Okay. Aš ne apie teritorinį pasiskirstimą. Jo, bet čia yra labai svarbus dalykas. Bet vėlgi, tai ką mes nežiūrim nematom irgi tokio konteksto iš, tarkim, žiūrintis pačias ES valstybės ir kalbam iš esmės apie dalykus, kurie nieko nespręs, bet grįžus į regionus savo rinkėjams, bus jau, kaip sakyt, parvežtas rezultatas, nes mums rūpi regioninė politika, mes įkūrėm ministeriją. Nes net žiūrint apie Seimą, žinai, kaip aš vadinu šitą dabar stadiją viso proceso, kuris vyksta parlamente? Dar ne, bet mielai išgirsi. Aš tai vadinu pasidžiaugimo, kad pagaliau įkurta tarp institucinė darbo grupė stadija. Neatrodo labai svarbus. Tai milestone'as. Būtent, ir mes pripratinam prie visuomenę, kad jinai
nelabai žiūri iš tikrųjų į turinį, į konkrečius priimtus sprendimus, jų poveikį visuomenėje, o žiūri į šūkius, deklaracijas ir kiek ilgai mūsų parlamentarizmas važiuos ant šitų lozungų, aš tikiuosi, kad nebeilgai. Gerai, paminėjom Estiją, paminėjom kitas valstybės, aš pats kaip gyvenantis piečiausiam Lietuvos mieste Krokuvoj jau kuris laikas, tai galiu pasidalinti, kaip atrodo regionai Lenkijoje. Lenkija, kaip visi tikriausiai žino, turi suskirstytą į vaivadijas, bet jos nėra centrinės valdžios institucija. Yra savivaldybės, yra tie pavietai, yra vaivadijos ir yra visa šalis. Ir vaivadijos turi savo renkamas tarybas, vaivadijos yra atsakingos už transportą, vaivadijos ryšį. Net Lenkijos geležinkeliai buvo stojant į Europos Sąjungą reformuoti taip, kad kiekviena vaivadija turėtų po savo geležinkelį, nors jie ten koordinuojasi ir panašiai. Ir švietimas iš tikrųjų yra viena svarbiausių vaivadijos užduočių. Iš tikrųjų, švietimo koordinavimas. Tokiu atveju tas regionas jis turi ir atstovauja gyventojus, neateina iš centriuko nurodymai, ką su juo daryti. Tokiu atveju tas regionas turi resursų ir turi labai aiškias kompetencijas, ką jie sprendžia tokiu atveju. Žodžiu, kokius gyvenimo klausimus jie tvarko. Ir aišku, ten ir ofisiukų pristatyta, Krokuva ypač, vienu žodžiu, regioninių ir panašiai. Tai gal biškutį per daug tos biurokratijos pavadinkim, bet yra svarbiausia, kad yra galių pasidalinimas ir šiokia tokia atsvara ir centriniai valdžiai, ir šiokia tokia atsvara ir savivaldai. Suvienyje regioną į vieną vietą, bet tuo pačiu gali pasistumdyti su vyriausybė irgi tuo pačiu. Labai geras kampas ir tai Lenkija yra geras pavyzdys yra ir Vokietija, šalis, su kuria turėsim vis artimesnį ir artimesnį ryšį. Ir kažkai bus mūsų politikai įpratę bendrauti su politikais, kurių jau DNR yra toks, kad, pavyzdžiui, Vokietija yra itin geras decentralizacijos pavyzdys, kalbant apie visą šalies valdymo struktūrą. Lenkija lygiai tas pats. Aišku, skiriasi tam tikri dalykai, kažkuo panašus, vokiečiai su lenkais vertinant lojalumą valstybės, tarkim, institucijom ir panašiai. Bet kita vertus, vėlgi, įvelkant viską, ką tu išdėstei į tokį politologinį rūbą, tai mes turim tik tai 2 lygių valdymo struktūrą Lietuvoje. Kas gal nėra labai blogai. Kas gal nėra blogai, bet tai yra savivalda ir yra iš karto parlamentas, ne? Taip. Kai tuo tarpu šalia esančios valstybės, ypač didesnės, turi ir, žodžiu, tą regioninę valdymo dimensiją. Ir čia yra, manau, pats svarbiausias taškas ir mes turbūt artėjame prie esmės. Jeigu jau kalbam apie regioninę politiką, kaip politiką, suvokiam, kad jie yra kita kategorija lyginant su savivalda, tai turėti tokį subdarinį, tai yra viena, bet iš tikrųjų regionų politika gali veikti iš tikrųjų, jeigu yra regioninės institucijos, kurios yra pirmiausia renkamos, antra, tos, kurios turi aiškiai numatytas funkcijas ir kur turi numatytus biudžetus. Visais kitais atvejais tai yra tik tai įrankiai padalinti ES lėšas ir panašiai, žodžiu, bet kol mes neturėsim regionuose renkamų institucijų su savo funkcijom ir savarankiškais biudžetais, tol, čia yra iliuzija, kad mes kažkaip reikšmingai pajudinsim regionų klausimus. Ar reikia į tuo keliu? Klausimas tavo yra labai geras. Aš nežinau, ar Lietuvos, tarkim, dydis, socialinė struktūra ir panašiai, gal mums užtenka tų 2 valdymo lygmenų, bet kad diskusija turėtų būti būtent apie tai, apie ką mes dabar kalbam, tai yra faktas. Ir dar kas tiesiog šauna į galvą, kad iš principo žiūrint, būtų įdomu diskutuoti, pavyzdžiui, ar pats savivaldybių skaičius Lietuvoje nėra per daug jų, tarkim,
Ar tikrai savivalda yra arčiausiai žmogaus, ar nereikia tobulinti kitų, tarkim, instrumentų ir panašiai. Tai čia gali būti be galo vertinga diskusija, bet, na, žinai, kai tau reikia tiesiog būti ramiai partijos pirmininko ir vyriausybės vadovo pozicijoje, turbūt nelabai rūpi tos gilesnės analizės. Tai Simonai, ar viskas tvarkoje su šitą reformą? Aš vėlgi nemanau, kad tai yra reforma ir turbūt iškart galime pasakyti, kad ne viskas tvarkoja. Ir pabaigai apie šitą jau klausimą baigiant diskutuoti, vėlgi, reikia pasižiūrėti panašias valstybės toj pačioje Europos Sąjungoje. Tai mano galva geras pavyzdys yra Estijos, kuri tiesiog iš principo bando visai kitų kampų pažiūrėti į savo šalies administracinį suskirstymo valdymo sistemą. Galima žiūrėti Latviją, kur viskas sutelkta daugiau yra berods žemės ūkio ministerijoje. Galima žiūrėti į, tarkim, kokią Čekiją, bet kurios struktūra yra visai kitokia. Ten yra, žodžiu, labai daug savivaldybių, bet ir regionų tas lygmuo yra. Tai, irgi, kažin ar verta lygintis, Suomija gal būtų panašiausia ir ten ministerija atsakinga už tai, apie ką mes šnekam, taip ir vadinasi, jeigu taip tiksliai išvertus, į savivaldos plėtojimo. Tai jeigu yra šios kadencijos valdančiosios daugumos tikslas plėtoti savivaldą, tai nebereikėtų to vadinti regionų ministerija. Kažkokia turėtų ir būti savivaldos plėtojimo ministerija, tada bent jau mes kalbėtumėm tiksliai apie tai, ką mes matom. Aš abejoju, ar mes esam pasirengę rimtai diskusijai apie regioninę politiką ir tą antrąjį valdymo lygmenį Lietuvoje. Tu teisingai pastebėjai. Aš manau, kad mums tikrai nereikia tokių pačių struktūrų kaip Lenkijoje. Vaivadija arba Vokietijos žemės arba Lenkijos vaivadijos tai yra istorinis palikimas. Jos nėra tokios tuščios kaip apskritis, Kaune sakiau, Lietuvoje kaip apskritis yra. Tai yra ilgus amžius gyvavusios struktūros, kurios, sakykime, ten keitėsi truputį, ten žemės persibraižė Vokietijoje, ypač Lenkijoje irgi tas pats, bet tas pats, ta pati idėja, kad yra tas lygis, viskas su ja gerai, bet man atrodo, kad mes turim pakankamai gerą savivaldą, gerą savivaldos sistemą ir mes ją turėtume plėtoti. Mums gal reiktų įrankių, kurie skatintų tas savivaldybės organizuoti projektus regionui. Tarkim, apsijungtų kažkoks tai teisinė bazė apjungti 3 savivaldybės, kad jos kartu viešai transportą kuruotų savo ar panašiai. Bet tokius, kad būtų iš reikalo, kad atsiranda reikalas, mums reikia susijungti. Kaunas, Kauno rajonas, Vilnius, Vilniaus rajonas, Klaipėda ir aplinkinė savivaldybė, suvienyti viešojo transporto sistemas. Bet tų pavyzdžių yra, ypač kalbant apie viešąjį transportą, pavyzdžių yra ir tokio noro būtent buvo stiprinant regionų plėtros tarybas, kad jos susitartų, kaip naudos ES lėšas, bet dažnu atveju tai yra toks tiesiog proceso imitavimas, nes ir tos regionų plėtros tarybos, kurios yra apjungę visą būrį tame regione esančių savivaldybių, ten kokia aplinkos ministerija, susisiekimo, tiesiog savo lėšas ir programas įmeta ten, visi suvaidina, kad regionas kažką nusprendė. Ir galutiniam rezultate tai buvo tik tai pinigų perdavimo tarpinė stotelė. Tai mums to nereikia. Teatras. Man patiko tavo mintis apie tą irgi savivaldos plėtojimo prasme. Pavyzdžiui, kodėl ne visos savivaldybės Lietuvoje turi dalyvaujamosius biudžetus? Kodėl neįtraukia savo piliečių, savo miestiečių, savo rajono gyventojų dar artimiau ir nepuoselėja to jausmo, kad mes kartu kūrėm rajoną, kartu kūrėm miestą. Čia yra geras pastebėjimas, bet iš tikrųjų mes tam tikrą prasme atiduodam savo mandatą, kaip skirstyti biudžetą, nes rinkdami savivaldybės tarybą ir merą. Ir tie biudžetai ir nebūna jie tokie, 100 milijonų biudžetas, tai duodam 5 padalinti. Bet ta pati idėja, kad pasitikėti savo miestiečiais, savo rajono gyventojais, savivaldybės gyventojais, čia yra labai gera, bet man atrodo, kad mes dar... Bet manau, kad mes ir esam tam tokiam evoliuciniam taške kaip valstybė, kur tikrai nepaisant kokio Algirdo Syso piešiamo baisaus scenarijaus apie 2 Lietuvas,
arba kiekviena proga vis bandoma primetant tą skurdo Lietuvos leitmotyvą. Iš tikrųjų, ką aš matau, yra daug tos viduriniosios klasės, bręsta ir ta jau naujoji karta, uždirba žymiai daugiau, labai vertina ir savo laisvalaikį, savo hobius, kitus dalykus. Ir kartais tie tokie valdymo klausimai lieka kažkur šone. Ir aš manau, kad čia tam tikras evoliucinis taškas jau mūsų sprendimų priėmimo kultūros. Ir tai dažnu atveju yra naudinga. Vėl galim grįžti tą patį Kauną, ne? Tikrai miestas pajudėjo labai stipriai, kalbant apie infrastruktūrą, didelius objektus, gyvenimo kokybę. Ir tam žmogui dar ten gilintis į kažkokius ten politinius niuansus ar čia į kelių ten intelektualų reikalavimus, kad būtų daugiau tiesiog demokratijos. Kam? Tai viskas juda ir tu tiesiog aptingsti. Bet mano galva mes kaip visuomenė čia netobulėjam, o aš visada mėgstu, kai politikai ne tiesiog atliepia esamą situaciją, o žiūri į priekį, veda į kažkokį tikslą. Ir aš manau, kad kurti tas platformas, kaip tu bendrauji su savo piliečiais, su savo rajono gyventojais, miestų gyventojais, yra be galo svarbu. Ir tas toks, puoselėjimas tos bendruomenės, sprendimų priėmimo kokybę tikrai labai stipriai pakeltų ir mes tikrai jaustumėmės šeimininkais žymiai platesnė prasme, negu kad tą jaučiam dabar. Okay. Gerai, tai aš galvoju, kad mes dar turim paliesti tas mistiškas dvi Lietuvas, nes taip sėdėjom, galvojau, Lietuvoje yra 2 regionai, ar ne? Vilnius ir likusi Lietuva. Tiksliau, Vilniaus regionas ir likusi Lietuva. Tai ta socialdemokratiška antroji Lietuva, tai čia jau Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, kurioje čia vietoje? Aš dažnu atveju po to klausimo atsidūstu. Man yra liūdna, kad mes tas 2 Lietuvas nupiešiam. Man yra liūdna, kad mes kartais nematom labai objektyvių dalykų, kurios nulėmė demografija ir panašus dalykai. Ir natūralu, kad taip kaip įsivaizdavom mūsų miestus, nežinau, tarybiniais laikais, kad Lietuva, kai yra laisva, veikia demokratiškai, veikia Europos Sąjungoje, kad tie procesai jie gali būti kitokie ir tai nėra nieko kažko blogo, tiesiog tai yra toks klausimas, kurį kartu visi turime veikti. Ir man yra be galo skaudu visada rodant, man yra įspūdis, kad tai susakęs ir finansų ministrui Šadžiui, kad man yra įspūdis, kad norima ne kad tie žmonės, kurie, tarkim, gyvena ne su tokio lygio pajamomis, lyginant su tai žmonėm, kurie gyvena didmiestį, kad mes norim ne tos regionų žmonės patemti iki didmiesčių lygio, o kaip tik mes tiek pikti ant tų sėkmingesnių žmonių ir norim kaip tik jų pajamas sumažinti, apmokestinti iki to lygio, koks yra, tarkim, labiau nutolusiuose regionuose. Tai man tas vektorius, iš principo yra nepriimtinas, bet vėlgi, šiaip žiūrint, kaip tu dabar paimsi. Viena yra etnografiniai regionai. Tarp kitko, į tarmę, kalbą, istorinį kontekstą, etno kažkokius dalykus, jau mūsų net aptartos šalis kreipia labai daug dėmesio ir tarkim, Vokietija žiūrint, ten dar nuo viduramžių yra tam tikri dalykai susiklostę, kodėl ta žemė yra tokia, o ne kitokia. Taip. Bavarija kaip geriausias pavyzdys. Daugybė yra pavyzdžių, ypač Vokietijoje, kalbant ir apie Šventąją Romos imperiją ir kitus dalykus, čia daug galima nukrypti. Yra tas toks padalėjimas apskritimis, tai mano galva yra toks postsovietinis toks dalykas. Ne post, o tiesiog sovietinis. Sovietinis, bet jį mes jau patys, kaip sakyt, turėjom, su juo gyvenom, tai galima kažkaip ir postsovietizmą užrašyti. Bet jis irgi nemanau, kad tas padalinimas apskritim atliepia tą regioninį suskirstimą. Ir galų gale yra trečias skirstimas, tai yra ES lėšos. Tam, kad gautų daugiau ES lėšų, Lietuva yra suskirstyta į 2 regionus. Į 2 Lietuvas. Į 2 Lietuvas. Vilniaus regionas ir visa likusi Lietuva.
Bet vėlgi, didžiausia nesąmonė yra tai, kad į Vilniaus regioną įeina ir pats Vilnius kaip sostinė, kur tikrai yra atlyginimų ir ekonominės galios atotrukis yra žymiai didesnis nei kitose savivaldybėse, bet tam pačiam Vilniaus regione yra kokie šalčininkai, kuriuose tie visi pajamų rodikliai ir panašiai yra irgi vieni žemiausių šaly. Jie su startupų infrastruktūra turi problemų, kiek pastebėjau. Jo, bet esmė yra ta, kad, vėlgi, ar tai yra logiška. Ir aš veikiau tai vertinčiau kaip gudrų būdą, kaip Lietuvai tiesiog gauti bendraja prasme daugiau lėšų, bet palikti, pavyzdžiui, be ES investicijų Vilniaus miestą arba net, pavyzdžiui, tokias savivaldybės kaip Trakus ir panašiai, kur tikrai dėmesio reikia labai daug. Būdavo amžina diskusija ten, pavyzdžiui, Trakų kultūros centras. Ir niekur tu negali jo įdėti, žodžiu, nes jisai yra Vilniaus regione ir iš bet kokių investicijų jisai iškrenta. Arba net grįžtant į pačią sostinę, aš galėčiau daugybę objektų išvardinti, ypač iš kultūros srities, kur aš neįsivaizduoju, iš ko mes juos finansuosim. Nes europinių lėšų tu čia naudoti negali, palikti Vilniaus miestui, Vilniaus savivaldybei, tai yra valstybinės institucijos, valstybinės svarbos objektai, tu negali, o vyriausybė kol kas šneka tik tai apie tai, kad Švento Jono bažnyčia atstatys, pabrėžiu, Klaipėdai. Tai man atrodo, tai yra kažkoks nesusipratimas ir ne taip reikėtų organizuoti viską. Ir labai tų sprendimų labai reikia ir ypatingai pabrėšiu būtent tam pačiam Vilniaus regionui. Tai tos dvi Lietuvos nėra realybėje atsispindintis terminas, kaip suprantu. Tai visuomenės, ta tokia socialinė struktūra ar pagal pajamas ar panašiai, visada turės vieną skalės pusę ir kitą pusę. Ir tai matyti yra natūralu. Aš manau, kad visi mes norim, kad tie atotrukiai būtų kur kas mažesni, kad žmonės bet kur būtų laimingi. Pavyzdžiui, man būnant kultūros ministru, aš aplankiau gal kokių 5 savivaldybių trūko, kad būčiau aplankęs visas 60 savivaldybių Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, aš matau nuostabiai sutvarkytas infrastruktūras. Aš matau žmonės, kurie ten yra laimingi, kurie yra geras pavyzdys ir didmiesčiams ir iš kurių tikrai galėjo pasisemti visai gerų idėjų. Aš matau irgi išvystytą infrastruktūrą, kurios irgi gali tik pavydėti didmiesčiai, kai kur be abejo darbo vietos yra skausmingas klausimas. Kažkada, pavyzdžiui, manau, kad darbo vietų kūrimo, investicijų pritraukimo klausimais labai stipriai dirbo Investuok Lietuvoje. Buvo tikrai, kiek merų viena svarbiausia įstaiga ir institucija, kuri tikrai atvedė daugybę investicijų į Lietuvos regionus. Dabar, aišku, yra geopolitinė situacija pasikeitus ir iš tikrųjų Investuok Lietuvoje veiklos nelabai ir begirdim. Tikrai taip. Nes investicijos šiame regione plačiaja prasme, jau kalbant ne tik apie Lietuvą, bet ir apie visas šio mūsų regiono valstybės, jos dabar pagrindinė koncentruojasi arčiausiai tai vakarų Lenkijoje. Tai mums ta konkurencinė kova su geopolitiniais iššūkiais yra labai sudėtinga. O visgi mes užsiemam kažkokiam socialistiniam deklaracijom ir populistiniais lozungais, ko turėtų nebūti ir turėtumėm nevedžioti savo piliečių už nosies. Tai ačiū labai už tokį išsamų supažindinimą su mūsų regionų reforma, su kuria nelabai viskas tvarkoje, aš kaip suprantu. Tikrai nevadinkim to reformą ir su tais tokiais siūlymais pavieniais tikrai nėra viskas tvarkoj. Bet įdomi jūsų nuomonė. Jūs irgi reaguokit, rašykit, tikslinkit mus, klauskit ir reikės grįšim prie šitų temų, reikės sugalvosim naujų. Tai tikrai, kaip sakė Paulius, jam gal nerašykit, jį sunku rasti, bet aš tikrai laukiu visų pasiūlymų ir iki susitikimo kitoje tinklalaidėje. Ačiū. Ačiū.